pasveikinti tos optimistus, kurie šiandien susirinko ir dar tikisi, kad kas nors šitoje Lietuvoje bus gera. Tai labą dieną visiems. Aš manau, kad mes tą darbą, kurį pradėjome pavasarį, inspiruodami mūsų vyriausybę, kuri tikrai atsidūrė sudėtingoje situacijoje, perėmė valstybės valdymą ypatingai nepalankiom sąlygom, kada biudžetas vietoj to, kad iš eilės kelis metus augo ir politikai nežinojo, kur dėti pinigų ir vis tik ginčydavosi, kaip juos geriau čia pravalgyti, atsidūrė pagaliau situaciją, kai tų pinigų neliko, išpūsti mūsų, reiškia, norai dideli arba ambicijos arba lūkesčiai pradėjo rodyti, kad mes krisim į didžiulę duobę. Ir matydami visą šitą mes pavasarį inspiravom vyriausybę, ūkio ministeriją, kad ypatingai krizės metu, kada labai sudėtinga yra inicijuoti naujus privačius projektus, kurie būtų pelningi, kurie būtų pelningi tiek juos inicijavusiems žmonėms, tiek vartotojams ir taip toliau. Reiškia, ateina laikas, kada valstybės vaidmuo, reiškia, ekonomikoje pasidaro be galo reikšmingas. Kada, reiškia, paanalizavom krizių valdymo būdus ir metodus užsienio šalyse, pamatėm, kad vietoj to, kad ekonomika tempia privatus kapitalas arba privati iniciatyva. Pavyzdžiui, Anglija net atmatavo, kad sudėtingų metų vyriausybės sprendimai ir vyriausybės įtaka ekonomikai išauga iki 70% vietoj to, kad privatus, reiškia, tuo metu, bet turi ekonomikai svarbos tik apie 13-15%. Tai reiškia, kad valstybės valdymo reiškia, kokybė pati, valstybės inicijuoti projektai pasidaro esminiai šiandien mūsų ekonomikai. Ir mes pradėjome kalbėti apie tą vakaruose jau gerai žinomą, mūsųse tiesiog naują dalyką, tai yra tuos privačios ir viešos partnerystės projektus. Ta inspiracija mūsų davė gerą pradžią tam darbui. Šiandien mes jau esame visi net susirinkę ir susėdę į vieną salę, tie, kuriems yra įdomu, kas tai yra, su kuo reikia valgyti, kaip ateina pinigai šitoje vietoje, kokia nauda viešam sektoriui iš to, kokia nauda privačiam investuotojui ir pagaliau kokia nauda visai valstybei iš to. Pirmas klausimas, kada, reiškia, kaip minėjau, nutrūko tas kapitalo srautas iš Skandinavijos bankų, visų pirma, reikėjo pagalvoti, kaip mes galim toliau pamažinti arba sušvelninti tą ekonomikos kryptį ir kelias šitam mūsų PPP projektą arba tie viešos privačios partnerystės projektai pasirodo vienas iš tų tinkamiausių, kada valstybė, sakykime, kuri atsakinga už viešos infrastruktūros teikimą, pasikviesdama į partnerius privačius investuotojus, privačius finansinius, sakykime, partnerius, gali toliau kokybiškai teikti savo paslaugą ir inicijuoti tam tikrus projektus, kurie yra be galo svarbus ir reikalingi mūsų visuomenėje. Visų pirma, kad racionalumas, kurį turi privatininkas, panaudotas viešų paslaugų teikimui, be jokios abejonės leidžia taupyti kaštus. Visų pirma, racionaliausiai leidžiami pinigai, racionaliausiai vystomi projektai. Racionaliausiai, reiškia, yra paslaugos teikiamas viešam naudojimui. Ir aš manau, kad vienas iš tų esminių dalykų, kodėl tie projektai yra svarbus, ypatingai šiandien. Dėl to, kad visų pirma, tai yra už balanso ribų esantis pinigai. Tai reiškia, valstybė skolintis toliau nebegali. Jūs puikiai žinot skaičius. Šiais metais valstybė pasiskolino 10 milijardų. Kitais metais paskola skolinsis dar daugiau pinigų. Ne vien tik tai tam pravalgymui, bet aptarnaut paskoloms. Jūs atsiminkit, kad kitais metais vien tik tai aptarnaut paskolas išleis valstybė milijardų 700 milijonų. Ta prasme, kad ta būklė mūsų, kokia jinai bus toliau, jeigu mes dar keletą metų važiuosim tokiu greičiu, greit nebebus ką veikti čia visiems. Kitaip tariant, mes dirbsim tik tai tam, kad susimokėti palūkanas už pasiimtas paskolas. Tai man atrodo, kad būtent tie partnerystės projektai leis žymiai racionaliau mums gyventi. Grėsmės ir baimės. Aišku, kiekvienas naujas projektas, kiekviena nauja iniciatyva jų turi. Ir visų pirma, tai yra politinė rizika. Ką aš manau, kur yra gerai išvestinis dalykas iš tų privačios ir viešos partnerystės projektų, tai kad jie yra ilgalaikiai ir jie leidžia ir turi mažinti politinę riziką tiem projektams. Kitaip tariant, kada
yra sustyguotas visas mechanizmas to projekto, kada yra aiškiai pradžia, kada yra aiškus mokėjimai, kada aiškus atsiperkamumai. Reikia eliminuoti vieną iš pagrindinių mūsų rizikų, tai politikų norą kaitalioti mokesčius proceso viduje. Kitaip tariant, kad jeigu tie projektai užims pakankamai didelę erdvę Lietuvoje, aš manyčiau, kad tada turėtų eliminuoti norą kasmet kaitaliuoti mokesčius, kurie tuos projektus gali padaryti nebeatsiperkančiais. O finansinės institucijos dalyvaujančios šituose projektuose, aš manau, kad neleis to daryti. Labai svarbus dalykas yra, ir ką labai smagu, kad suprato ir vyriausybė, ir visų pirma ūkio ministerija, kad yra svarbu susitarti dėl taisyklių, kaip tie projektai bus daromi. Nes du esminiai klausimai juose irgi yra. Pagrindiniai bandymai. Tai yra skaidrumas tų projektų ir pasitikėjimas. Be šitų dviejų dalykų tie projektai tiesiog yra neįmanomi. Mes turim pasitikėti vieni kitais, mes turim aiškiai ir skaidriai daryti tos projektus, kad nekiltų abejonių, kad kaip mūsų partneriai ir kolegos Latvijai sako, kas yra PPP. Jeigu dar atsimenat rusų kalbą, pasakysiu latvišką versiją. Proces ползучей privatizacija. Tai kad netaptų tie projektai dar vienu tokiu būdu, tai aš manyčiau, kad mes turim tą daryti skaidriai ir visų pirma pasitikėti vieni kitais. Užtat reiškia, man atrodo, kad šita konferencija yra labai laiku, kada visos tos institucijos, kurios suinteresuotos, kad tas procesas startuotų kuo greičiau ir kuo didesnėm apimtim, šiandien yra šitoj salėje. Tai yra finansų ministerija, kuri atsakinga šiandien už valstybės pinigus, ūkio ministerija, kuri aiškiai žino situaciją ūkį ir žino, kokie projektai yra šiandien labiausiai reikalingi. Ir yra tie visi mūsų vartotojai tų visų projektų, tai yra visų pirma savivaldybės. Aš matau daug čia iš savivaldybių žmonių, kuriems irgi šiandien aiškiai reikia suprasti, kokie projektai yra tinkamiausi, kaip jie bus valdomi, kokiu būdu bus mokami pinigai iš juos ir taip toliau. Ir kokia yra svarba valstybės būtent padedant arba dirbant kartu su privačiais investuotojais, kad tie projektai taptų pelningi, skaidrūs ir aiškus. Aš manau, kad šiandien startas, bet ne pabaiga to proceso. Ir aš manau, kad žinojimas vieni kitų, kalbėjimasis, klausimų turi būti daug. Ir daug atsakymų turi būti, nes mes turim šiandien tos žmonės, kurie gali atsakyti ir apie teisinę aplinką, ir apie galimybės valstybės paleistos projektus. Man atrodo, bus visiems naudingi. Šiandien turim ir užsienio ekspertus, kurie yra atvažiavę. Europa tą atradimą yra, kaip sakiau, padariusi jau seniau. Šiandien yra didelis smegenų centras EPECas, kuris šiandien turi pakankamai jau išgryninęs ir modelius, kokiais galėtų vykti PPP projektai. Turi didžiulę armiją savo ekspertų, kurie gali konsultuoti ir patarė, kaip lengviau į juos įeiti, kaip nekartoti blogų pavyzdžių, kurie yra be galo skaudus. Ir nereikia galvoti, kad tai yra panacėja ir visada tik tai gerai baigsis. Yra ir blogų PPP projektų, tai kaip jų išvengti šiandien, kaip būti racionalesniais. Aš linkiu, kad šita konferencija tikrai padėtų mums visiems būti sykiu, padėtų, kad tie projektai tikrai užsidegtų žalią šviesą ir judėtų į priekį. Ir linkiu jums labai kūrybingo darbo. Ačiū labai.